18 skyrius. Lengvumo jėga. Yra galia, kuri neprasiveržia triukšmingai. Ji neturi grėsmingos jėgos. Ji šnabžda, nešaukia. Tai lengvumo jėga. Kai esi pasinėręs į gyvenimą iš širdies, kai nebeneši kaukio ir nebesistengi įrodyti, tu pradedi justi. Tikra jėga teka per tave lengvai. Lengvumas čia nėra paviršutiniškumas. Tai nevengimas atsakomybės. Priešingai, tai gebėjimas būti giliai ir tuo pačiu švelniai. Tai jėga, kuri nevaldo, bet pakviečia. Nepriverčia, bet įkvepia. Tai kaip saulės šviesa, ji niekada nestumia, bet visada kviečia skleistis. Šiame etape pastebi, kad nebereikia stengtis, nebereikia kovoti dėl vietos, pripažinimo ar rezultatų. Tu tiesiog esi. Ir tavo buvimas kuria erdvę kitiems taip pat būti. Tu tampi kaip vėjas, nepagaunamas, bet jaučiamas. Kaip upė, tyliai tekanti, bet veržli. Lengvumo jėga keičia ne tik tavo vidų, bet ir aplinką. Žmonės pradeda šypsotis, erdvė tampa laisvesnė, o gyvenimas kvėpuojantis. Tu supranti, kai nieko nebespaudi, viskas pradeda tekėti savaime. Ir tame tekėjime tikrasis gyvenimo grožis.